Vilniaus primiestyje Antakalnyje buvo duotas startas pirmajam šiame sezone motokrosui. Jame dalyvavo geriausiai miesto motociklininkai. Motosportas ugdo drąsą, jėgą, ištvermę ir atkaklumą įveikti kliūtis. Jis puikiai paruošia tarybinį žmogų darbui ir socialistinės tėvynės gynybai. Kiekvienas dalyvių turėjo nuvažiuoti 56 kilometrus. Varžybose nugalėjo Respublikinio automotoklubo narys Mykolas Dausa. Motosportas tampa viena mėgstamiausių darbo žmonių sporto šakų.